Sure, buddy. Who do you think I am? Kodėl aš taip gražiai apsirengęs, jūs klausėt? Jei jau judam link ketvirčio amžiaus krizės, tai judam stilingai. 24 valandos, 24 užduotis. Važiuojam. Grida, tu pasirūpinsi filmavimu? Viskas gerai, ne? SD kortelės nepamesim niekur. Tu turėjai vieną darbą! Bet mes turime video footage'ą iš telefono ir turim iš Nokia N8. Čia viena užduotis. Kiekvienam punkte padaryti fotkę. HDMI yra, įsivaizduojat? Flashas. Nokia. Bring back the good times. Kada paskutinį kartą jūs esat pasitikę saulėtekį Kaune? Taip ir galvojau. Niekada tikriausiai. Aš irgi neatsimenu praeito karto, todėl 6 ryto atsibudau ir su pirmu draugu važiavom tenais. Graži idėja šito gimtadienio, kad aš varau per visą dieną ir su skirtingais žmonėmis. Pasidėjom staltiese gražų arbatinuką su podeliais, krusanais, bandelėm, vienas keksiukas, 24 metai. Ta kita užduotis buvo pasimėm miltų, valgyti miltų. Įsidedi burną, užsidegi žvakutę netą ir pati turėtų gautis fireball. Tai gavosi po 3-4 kartų ir tada visą dieną gerklė pilna miltų. Prigavom vieną fire fotkytę, bet su kaina. Bandelių kaina viduje, nes miltai vanduo. Siūlau, jeigu bandysit, nebandykite. Su cukraus pudra, su krakmolu, man rodos, irgi galima. Viso šito video irgi tematika mes pabandėm. Kita užduotis buvo ant Napoleono kalno. Suvalgiau Napoleoną. Kuris iš jūsų gali pasakyti, kad esat suvalgę Napoleono kalno? Aš esu pirmas pasaulyje žmogus, kuris tai padarė, va taip jau. Tikėtina. Bet suskaičiavau visus laiptelius beeinant. Bet kažkas pametė SD kortelę ir neturim footage'o. Yeah. Kitas punktas, vos įsėdi mašiną, užsirišau akis ir draugelis nuvežė bet kur Kaune. Sakau, palik mane bet kur, o mano challenge'as bus be GPS, be telefono atsidurti atgal į centrą. Tai jis paliko mane prie skardžio. Actually. Jesės kraštovaizdis labai gražu, niekada realiai nebuvau, man rodos. Paskambino, kad atsiriščiau akis ir bandžiau susigaudyti. Žiauriai fainai jausmas, važiuojant už iš tom akim. Parinkau gėlyčių, nusileidau nuo to kalniuko ir pakeliu į teisingą kryptim. Ištiesiau nykštuką. Kitas side questas – patranzuoti. Pavyko per kokią 1 minutę, nes, matot, eidamas paėmiau Holy Donut spurgytę, kurią nunešiau mamkai į darbą. Tenais buvo štabas, kur pasidėjom visus daiktus. Padovanojau mamai dalykėlius, nes viena priežastis, kodėl gimiau, yra ji. Ten atėjo antras draugelis, su kuriuo snekinom. Žinot, tos dalykus, tos maistus, kur norit užkandžiauti, norit tiesiog galėtumėt suvalgyti 3 tonas, kaip Kinder Max, Kinder Bueno, piknik ir taip toliau, magijos surelį. Skaniai padegustavom. Po to su to pačiu draugeliu gal ėjom, gal neėjom į nebeprisiekiško pusteliaudamasis. Gal tie 2 pacanai kažkokie peršoko tvorą ir gal ieškojo įėjimo, apėjo aplinkui, bet niekur nerado, nes visur užborduota. Ir po to išgirdo signalizaciją. Ir po to ramiai išėjo. Kadangi nepavyko įlipti į tokį pastatą, užlipo tie 2 pacanai ant kito pastato, tiesiog paprastam skersgatvį. Tvora plytinė griūva, tu lipi ant stogo, užlipi, po to ant kito kamino stogo. Geras footage'as būtų buvęs. Moving on. Svarbiausia, save prisižiūrėkit ir savo sveikatą, patys atsakingi. Taip pat užsuko į 1980 metų Vaibo legendarinę spurginę. Tos močiutės gerą tokį versliuką įsukusios. Pasimėm reikalingus daiktus iš štabo ir ėjom su to pačiu draugeliu link salos. Pažaidėm tinklinuką, bet čiagi gimtadienis, tai reikia biškį įdomiau ir neužteko man ugnies, tai pabandėm su dezinfekciniu apipurkšti visą kamalį. Ruošia, viskas turim, filmuojam. Nieko. Deja nepavyko uždegti ir žaisti kartu, žinot, su ugnim. Gal dėl to, kad sušlapinau jau ant tiek.
dėl to šlapinau. Tikėtina, kad kitą kartą naudosim kažką stipresnio. Kitą kartą, jo. Išbandėm. Moving on. Sala yra apriepta vandeniu. Ir vienas iš kitų questų buvo perplaukti Nemuną su pripučiamu čiužiniu. Draugelis paskolino pripučiamą dvigalių čiužinį, sakė, nu čia žiemą gulėjo, bet manau viskas čia kaip iki 4, belia kokios skylios, bandėm klijuoti, ten pirštus susiklijavom, išmetam tą čiužinį, bet visą laiką reikia turėti planą B. Planas B buvo mano 5 eurų disko čiužinukas, viengulis. Kaip galvojat, kas bus, jeigu sėdės tiesiai ant čiužinio per vidurį, kuris yra ant vandens? Su batais varai? Variantas. Chill. B. Nes neįkrisiu. C. Seniai, too easy bus. Ir tada, cut to me, swimming in the lake. Teisingai D. Tai variantas, visą šikną šlapę. Poseidono bučinukas tas būna, žinai. Subiniukas šlapės, bandau įsitiesinti, fizika, chemija, bum, jo, tiesiai guli ir negriuvi. Pasimiau irklą, su riešais tik tais gali plaukti, pusę metro paplaukiau ir užteko. Bet iš tikrųjų, kas įvyko, tai kilo belia kokios audros, vėjas, bangos, aš negalėjau plaukti. Nes realiai išneš po to mane ir žiūrėjau. Bail mission. Tai gerai kaip Kadangi nepavyko pilnai perplaukti dėl audringų bangų ir griaustinio ir vėjo. Ir reikėjo pabaigti video, žinot, ir grįžau atgal. Jo. Adventures with Augis on the move. Išbandėm. Kitą kartą laimėsiu. Grįžinėjom į bazę ir įdėti link kito punkto. Pasidėjom daiktus į štabą ir lėkiau į Ąžuolyno parką. Tenais daug buvo pasivaikščiojimų ir stumbras vienas iš mūsų nuotraukų akcentų. Pasimiau nutapyti jį. Drobę, dažiukus, molbertą mini. Absoliučiai toks performative atrodžiau kitiem. Ir kažką nutapiau per pusvalanduką. Nu, ta prasme, nėra tobula. Pabaigsiu vėliau. Šalia Ąžuolyno parko yra zoologijos sodas. Tenais su mama varėm pažiūrėti gyvūniukų. Įeini, nieko nėra. Mirė. Tuščia. Nuostabu. Radom tokią retą šarką. Neskiriu tų gyvūnų. Tai tu egzotinis gyvūnas. Pažiūrėkit, kaip dirba. Ne viskas balta ir juoda. Pasigilinom, ėjom toliau, gilyn. Eiktų ten dinozaurų parkas. Žirafą nufilmavau prie pat, pakėliau kamerą, raganosį, bežionės. Fainai, kad visą footage'ą turim. Įdomiausia buvo viena vieta ir ten tinginiai ir taip tinginys, realiai tinginys, nevalgomas tas tinginys. My brother, va, ir povai, ir paukščiukai. Chicken, chicken, tasty chicken, yes. Ką sako pelėda? Nu, realiai buvo pasakius tai. Girdėjot. O, ko ten rausėsi pieno, o. Ką aš čia filmuoju? Ką šuniuks daro? Tai natidunda. Ir mini bežionėlės, tik. Ir čilina kartu su tavim. Crazy. Ausk. Tada važiavom su kitu draugu į Marvelę. Niekad nebuvęs susižymėjęs ant Google Maps'o, ten atrodo lyg krioklys toks, waterfall mini in Kaunas. Really? Let's check it. Atsivesinau kojytės, įmirkau, užlipau į tą tuneliuką ir po to lėkiam šalia yra pirmas fortas. Vienas iš questų buvo aplankyti fortą ir tą padarėm. Varėm su kitu draugeliu į Mega. Žaidėm mini golfą. Čia ir pamečiau visą footage'ą dienos. Very nice. Minigolfe draugas sutriuškino mane, ar dėl visos dienos stresiukų, ar tiesiog, kad man tenais reikia biškį daugiau įgūdžių turėti. Jeigu ką, stresiukas visą dieną kerta, nes judi, bėgi, turi suspėti į kitą punktą žmonės. Bet fain, minigolfe puški ramiau buvo, turėjom laiko, jau nebereikėjo taip skubėti, tai pabendravom ir prisiminsiu visam gyvenimą, aš manau šitą užduotį. Prasivariau kraują, įsivaizduojat, aš taip dedicated šitam žaidimui.
Šitos damos užleido mus. Finalinę duobutę. Galėsi. Iš pirmo karto. Let's go, nice. Iš pirmo karto. Bet taip pat su to pačiu draugeliu, kur minigolfą žaidėm, varėm ant kleboniško kalno. Sako, mate, saulėtekiai. Greit namo, pasim daiktų, persirengti ir varom. Norėtai kartu eiti, ne? Jūs turi išvesti kažkada. Gimtadienis, proga. Let's go, let's do this, why not? Vienas tešlainiukas, sausainiukas, meškiukas. Ane? Ką turit pasakyti? Patiko pasivaikščiot? No comment. Taip pat per visą dieną pjoviau šieną. Parašiau savo laišką po 5 metų, jeigu da gyvensim. Realiai net nežinau. Cheesy, toks. Aš tikiuosi, tu jau turi šeimą ir dabus. Shut up. Tikriausiai ir jūs prisižiūrėjote su Reelsu, kaip žmonės čiužinėja nuo kalno, žaidžia su ugnim, ne? Tai vat. Let's go. Let's go. Jau į vakarą, bet turim pabaigti. Dabar crazy šitą idėją. Crazy! Let's go. Žiūrėkit, jau taip temsta, kad nematot, aš turiu flashlightą. Turim šviesos. Smėlis, va, paplūdimys vėl. Dar diena nesibaigė. Supratot? Šis arslys ar ne. Reikėjo, žinai, lietingą dieną. Pasimėm šiukšlių maišų, šampūno. Šiukšlių maišai, minkerk, obuoliai, melionas, mandarinas. Užšaldžiau tiesiog ledo luitų, šalmai. Pasimėm apsauginį striukę. Let's go! Wow, look at the speed! Greitis, wow, pilnas smėlio tenais. Čia reikia šlapę dieną ant žolės daryti, ką šį, bet nors pabandėm. Pažiūrėkite mūsų nuostabią idėją. Įsivaizduoji, jeigu dar 3 maišus? Let's go! Šampūnai. Amazing grace, the sound I once was lost. Taip, biskutėlį. Good. Unga. Su ledu čiuošia, taip pačioj pradžiai. Greitis bus. Čiuožiam 1 km per valandą, beleką. Look, he's very ready, very good. I'm very ready, very steady, yes. Gerai, dabar galim. Ledas beveik jau nebėra. Ledas gal nečiuožiau. Be ledo geriau net bandyti. Yeah, buddy. Sprogo kiaušiniai, va. Let's get steady. Mamma mia! Senorita! Toks greitis, jūs neįsivaizduojat. Čia per video negalima apsakyti. Let's go! I said... Let's go! Eik tu nos. Kiek greitė. Taip. Aš net negaliu vaidinti. Čia daug šaudas. Labiausiai išbandėm šiandien. Greitai padarėm kitą questą. Fruit Ninja in real life. We ready? Su mano mečete pabuvusiais vaisiais. Visai fainai. Tiesiai į kibirą. Žiūrėkit, samurajų! Labanai. Ninja! Smeliuko. Noriu pasidalinti. Vienas miškės suvarėm. Pakapojom, čia. Ir lėkėm atgal. Viską susirinkom. Ir judam atgal. Namo. Padaryti dar porą užduočių. Prikolas.
It's beginning to look a lot like... Liko 3 užduotis, yra jau kokia 11 val. Vakaro. Važiavom link Akropolio. Tenais nepropaguoju, nesiūlau, nevažiuokit, neeikit, nedarykit to. Aš nedariau, draugai manęs ten nerastų gyvenime, išskyrus šitą kartą vieną. Varėm į kazino. Nu taip apsirengęs, nu reikia vieną kartą per gyvenimą. Įeinu su 10 eurų kupiūra ir aš jau išmečiau ją, galvoju. Nu, ta prasme, iš šiukšliadėžį tiesiog, nes tenais pinigus plauna, pinigus išmeta, apskemina tave ir žmonės praranda gyvenimus. Brolis davė dovaną 50 eurų kupiūrą, čia per žaidimą ir taip toliau. Man absoliučiai netraukia, bet fainai tiesiog išbandyti ir pažiūrėti, kaip Lietuvoje šitas dalykas egzistuoja. Įeinu. Belė kokia depresija, žmonės tiesiog mirė tokie ir nelabai net yra tų žmonių. Pabandėm aparatus, prakišau apie 7 eurus, liko kiam 3, visi aparatai tie patys ir priėjom prie stalų. Tenais ruletė. Metėm monetą su bratkiu, jeigu herbas juoda, jeigu skaičius raudona. Raudona. Viską dėjom ant raudono, kiam 3 eurai ant raudono. Spėkit, kas buvo? Pasidvigubau pinigus! Saudu! Matilė, I'm a baller! People, date Mike! Bling, 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 baby! Boom, ant raudono! Pasidvigubinom ir išėjom. Toliau liko 2 užduotis. Šaibų, bet reikia ir duoti atgal. Bum, ne į galvą. Parašiau iš anksto greitai mini dovanėlę, kurią paslėpiau Akropolio pirmam aukšte ir kėliau į Instagramą ir TikToką ir kas seka mane, pamatė ir kažkuris iš jūsų pasiėmėt. Maladės. A1, raskit dovanėlę. Win, WW. Laimėjimai bus panaudoti tinkamam tikslam. Azartiniai žaidimai gali sakyti. Priklausomybė. Making bags, I'm joking. Liko paskutinė užduotėlė. Liko paskutinė užduotėlė Game Roomas. Ir liko kiek minučių? 15 minučių. GG Arena. Pažaidėm su broliais Tekken. Video žaidimai, kas nežinot, Tekkenas 8, nes neišėjęs, mes vaikystėje žaisdavom 4, prisiminimai, nostalgija, kontaktas su broliais. Tekken 8, let's go. Get ready for next battle. Ir taip ir užbaigėm dieną. 24 valandos praėjo, 24 užduotis įvykdytos laiku. Ko aš išmokau per šį gimtadienį? Pirma, pasimėgauti mažais dalykais. Pasimėgauti tuo, ką tu turi. Net jei tai ir greitai prarasi. Pavyzdžiui, SD mini kortelę. Įsidedi miltus ir tau visą dieną burnoja. Tai va, tas situacijas ir prisimeni. Sakyčiau, santykis su kitais žmonėm yra aukščiau nei aš galiu pats. Trečia, mažiau planavimo, daugiau darimo. Ne visada. Pasiplanuoti kažkiek ir darai. O po to darime, improvizavime tame ateina tas profesionalumas, tas rezultatas. Kad laimėti, reikia pralaimėti. Seniukai, motivational speech, yeah. Reikia pabandyti, nes nežinai, kada pasiseks. Pavyzdžiui, su čiužiniu plaukti per Nemuną. O taip, reikia pasiplanuoti savo gimtadienius karts nuo karto. O dabar einu tikrinti minigolfo aikštelės pamestos SD kortelės, nes kitaip bejosiu, bet to footage'o nebus šito videko, ne? Virš visko, tai dėkoju Dievui, kad gyvenu gerai, kad turiu tokių draugų ir galiu daryti tokias keliones. Pradėjau šitą kanalą prieš metus ir tai skatino mane irgi daryti nuotykius, eiti iš savo komforto zonos ir judėti priekį. Augis on the move. Subscribe, share, comment, like. Love ya, see ya. Negripau. Ciao, braškės ir gribukai. Girl
reikia atsveikinti su liūdna nata.